Girdit kaip pypau, man papaugėlį. Taigi, bandom vėl šiandien žvejybą. Naktį lyg tai šalnų nebuvo. Gal kažkas pradės judėti, tikėkimės pagauti pagaliau bent jau kažką tai į didesnį lydeką. Nu dabar jau važiuosim tikrai 100 kilometrų, pasiteiravau. Viskas gerai, ant privažiuoti. Važiuosim į Draudenių ežerą. Ko žiūri? Ko žiūri? Tu nevažiuoji žvejoti. Taigi, stebėkit naujam vlogą, kaip mums seksis. Tikiuosi, kad seksis neblogai. Jau atvykom į vietą. Galit pasižiūrėti, koks čia gražus ežeras. Yra slypas nusileidimų, ten vyksta darbai, kurias sakė, kad nein privažiuoti, dėl to ir nevažiavom padaryti sezoną, bet dabar kaip ir viskas jau išsisprendė. Vieną valtelę matos plaukė. Manau, vėliau atvažiuos daugiau žvejų. Einam dėtis daiktus, ruoštis ir pradėti lydekų žvejybą Draudenių ežere. Šiaip jeigu ką, čia ir Zumpės taurės varžybos vyksta. Kas norėsit, galėsit, jeigu vyks šiemet, galite atvažiuoti, sudalyvauti. Visai smagus renginys, kuriame aš pernai dalyvavau irgi. Taigi einam ruoštis ir eisim žvejuoti. Kągi, pirmas kirmantėlio lydeka Draudenius. Išvargta. Vargais negalais. Taip, pasiimkim dar vieną. Jau taip sunkiai išvargta. Bet visai tokia, ne pati mažiausia, kas tepaliuks, ne? Ja. И лопеки. Lopikė. Jau šit kabino vandenėlį. Jo. Čia nėra ką fotkinti baisiai. Nesuprato, kad paleido. Žiūrė. Gersu. Pala, gersu. Op. Ką tik buvo momentas seniai matytas, kad tik įkritusi masalą kirto. Bet nesėdo. Prie pat krantą. Ir neblogs lygis buvo. Gal šitokį padaryti suvalkėti, kaip jums atrodo? Rašykit komentaruose. Senai be jaustų. Ne, kirto į paviršių pasirodė. Aš verpets išlyn, nu taip gražiai, bulemba. Smagu. Tiek įkritusi, vat. Antrą šansą nebeduoda bičiuliai. 2 kartus. Ne. Buvo smūgis ir paskiau dar antras. Ir deja. Kas jums šiandien daros? Bet čia irgi gražus smūgis. Ai. Ten mes kur aš met gal tau... Nu, ne ten, aišku, bet... Tiek to, ką padarysi.
Pro Toro Draudenių Lydex. Spord. Jau čia netgi su graibštu reiks. Pagaliau. Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Įlupyti. Draugs graibštą aš nepaduos. Oba! Nu jau gražiai. Legali, man atrodo, ne kažkaip panašiai. Taip. Prašom, mielasis. Nu kągi. Taip, nu ką, dabar su telefonu reikia irgi buvo prisižadėjęs video padaryti. Taigi, rūlis, pirdulis. Oi, pati atsikabin. Na, gerai. Na, įliuks. Nu, Zuikė, ačiū. Pirmoji legal, bet žiūrėk irgi, va, ką mes čia galim pagauti. Visokiom kėbus. O, gerai. Taigis, kaipgis. Aba! Nukūrė. Blemba, natūrali spalvelė. Vestins. Raučias, livly raučias. Liuks, pagaliau. Rūly. Valdai ir vėl. Tur dar vieną žuvę. Spord. Biškiai jaučiu mažesnį. Bet jau atsidarėm. Draudeniukai. Kodėl žvėjų nėra? Žmonės, kodėl? Jūs išplaukėt, veiksnumiai. Kaip ir reikia tikėtis, eilinis siurbelis, masalai atrasti, beliek mėgautis žvejybą. Tai darysim, tikiuosi. Pliumt. Kągi, pagaliau pavyko kažkokią normalesnę lydeką pagauti. Nebaisiai didelį, bet jau legali. Po tokių dviejų prieš tai gerų smūgių nesėdus buvo. Dabar tą kertą ir sėdam. Kas įdomiausia, mes esam vieninteliai čia ežerį. Vieninteliai. Buvo dar dvi valtis, į tų nebė išplaukė jau turbūt skruost laimikius arba jau atšalo biškį ir išplaukė namo. Šiaip tai vis laik čia mes, kad atplaukdavom, tai būdavo tų valčių belekiek, bet vis tiek matyti. Nėra dar to judėjimo didelio. Šalta. Su žemynėm striukėm reikia žvejoti, tai čia ne kažką, manau. Bet, žodžiu, sezoną jau atsidariau. Nu, tikės dar. Gal dar kažką turim laiką, dar tik 12, gal dar kažką įkrapštysim. Patiekos išbandytų masalų
atrastas va šitas toks visiškai natūrali žuvelė. Ir ant jos šiandien ir gaudom. O visi bandyti nedavė jokių rezultatų. Eilinis lydekutis. Nu tas šiandien. Skirmantą išvarys iš proto. Dar vienas lydeks. Mažylės. Nesvarbu. Svarbu, kad veiksmas yra. Prašom, Skirmantai, žiūrėkit. Graži žuvelė. Tokios tau nesisek pagauti. Oi, man ta, o. Op. Kaip jau sakiau, toks. Plium. Į vandenėlį. Skirmantėlį, tau nosį jau raudono iš pykčiaus. Taigi skaidys. Jau antrą lydek. Ir va su šito pluskė, kaip pavadinčia, raud, koja. Niekad nenorėjau mesti kažkaip, bet šį kartą jinai tik tais į tempą. Kibimų, visko. Atsiprašau. Biškį viesput į burn papulį. O gal tuoj padaryti, suvalkyti, kaip norit. Patrašykit komentaruose. Toks vat papratas, subtilus, masalas, kibus tikrai. Reikėtų pagalvoti apie tai. Ir ką, einam toliau žvejoti. Dėdės Skirmantulis. Čeržgė, stabdys. Tik atplokėm į vietą. Tak štai. Biški ramiau bus, nes jau žmogus buvo žiauriai nusiminti. Nei biški. Apa, nesiskaita. Didelių aš tą mažų negaudau. Nesiskaita, ne? Ne. Nu, gerai. Man emocijos. Kas tau namuose? Emocijos? Ai, emocijos? Tai aišku, kaip mačiau, aš viską mačiau. Įte, nu kažkaip įsibėgėjom. Visas tas kaip iš gamyklos. Jo. Į lupytę ir paėdus. Nu, matos. Jo. Pilos iš kietas. Pilvėlis koks. Bet ir siurbelių nėra, ne? Aha. Pirma žuvis be siurbelių. Toks zuikis. Puikis. Į lupytę viršutinę. Nu, koks burbulis. Gerai, bėk. Numiai. Kaip sakau, nieko nekeičiu. Ir prasidėjo kažkoks toks judesys. Smagu. Labai smagu. Atsikabinau. Jo, va taip į tau. Tirkšt. Nusmokė guminuką. Ir kaip ir. Kažkaip prasidėjo truputį. Judesiukas šioks toks. Kažkas buvo minėjęs, kad vestinams uodegų nenukanda. Nukanda. Nu ką, kaip sakoma, amžiną atiduok mirusiems. Ilsi ramybė, savo darbą jau atidirbo. Nors dar galėjo dirbti. O, čia tokie dantukai. Bet čia tai kažkoks kriupis mažiuks turbūt nukanda. Dažniausiai audeus kandžia maži lydekučiai. Didelis, kodėl? Ne. Taigi, baigiam žvejybą. Sunki, eilinė sunki žvejyba. Bet jau
Nu, 4 mano lydekos, 2 skirmaus ir dar 3 žiauriai gražūs kibimai. Vienas ant tiek fainas, kaip įmetė iš karto segę. Į guminuką toks pamiršt jausmas, kad iš karto nereikia net vilioti, pasukti, iš karto kimba. Nu ką aš galiu pasakyti, turbūt nekimba, nes valčių nieko nėra. Čia visą laiką plaukėdavo valčių belekiek, o vienu tarpu buvom netgi vieni. Ant vandens dabar vėl kažkas, gal vakarinė atplaukė. Žodžiu, taip. Toliau sezonas sunkus, bet lauksim šilumos. Lauksim geresnių orų. Ir gaudyti pradėsim tas didesias lydekas. O dabar, jeigu pažiūrėjai šitą vlogą iki galo, gali paspausti like, gali paspausti subscribe, gali paspausti abudu. Būsiu dėkingas už tai. Taigi, iki malonaus, Rulis valdo, ir jokia mėgaukimės.